Sveiki atvykę į kvantinio proveržio magiją. Čia mes tyrinėjame subtilius visatos dėsnius, energetinius kodus, pasąmonės galią ir mistinius kelius, vedančius į vidinę transformaciją bei išsipildymą. Jei norite atskleisti savo potencialą, įvaldyti kvantinius principus ir išmokti derinti energetinius metodus su kasdieniu gyvenimu, esate tinkamoje vietoje. Šiandienos tema – tai jūsų magiškas talentas pagal gimimo dieną. Ar kada nors jautėte, kad turite ypatingų gebėjimų? Galbūt jūsų intuicija ypač stipri, ar traukiate žmonės savo gydančią energiją? O gal skaičiai ir simboliai visada kalbėjo jums ypatingą kalbą? Kiekvienas iš mūsų atsineša tam tikrą dovaną į šį pasaulį, o gimimo dienos skaičius gali atskleisti, kokia tai dovana. Raskite savo gimimo dieną ir sužinokite, kokias ezoterinės galias jau turite. Nepamirškite prenumeruoti kanalų, kad nepraleistumėte naujų įžvalgų apie kvantinę magiją, pasąmonės galią ir energetinės praktikas. Palikite komentarą, koks jūsų skaičius ir ar jaučiate jo įtaką savo gyvenime. Jūsų vidinė magija jau čia. Pažinkime ją kartu. Gimė 1, 10, 19, 28 dienomis jūs įvaldę valios magiją. Jūs turite neįtikėtiną ir milžinišką energetinį potencialą. Ten, kur nukreipiate savo jėgas, ten ir įvyksta pokyčiai. Jūsų energija yra stipri ir neišsenkanti, todėl galite pasiekti didžiulės aukštumas. Kelkitės tikslus, ženkite jų link ir realybė prisitaikys prie jūsų ketinimų. Jūs galite keisti pasaulį aplink save, jei tik tikėsite savo jėgomis. Gimė 2, 11, 20, 29 dienomis. Jūsų magiška dovana, jausmų dovana. Jūs empatas, gebantis skaityti kitų žmonių emocijas ir netgi jas keisti, silpninti arba stiprinti. Jūsų dovana leidžia būti tikru sielų gydytoju. Galite harmonizuoti aplinkinių gyvenimus, atvesdamas juos į realybės ir vidinės pusiausvyros būseną. Jūs galite raminančiai veikti. Darbas su kitų žmonių jausmais jūsų prigimtinis talentas. Gimusių 3, 12, 21, 30 dienomis magiška dovana – tai norų materializacija. Jūs turite kūrybinę energiją ir nepaprastą gebėjimą paversti svajones realybę. Visata jūs apdovanoju norų materializavimo dovaną. Jūsų svajonės išsipildo lengviau nei kitų žmonių, todėl svarbu mokėti susikoncentruoti į tai, kas iš tiesų svarbu. Mokykitės fokusuotis į vieną ar 2 svajones ir pasaulis ims derintis prie jūsų ketinimų ir norų. Gimė 4, 13, 22 ir 31 dienomis. Magiška dovana – tai yra sveikatos praktikos, apsauginės praktikos ir ritualai. Jūs turite stiprinimo ir gydymo dovaną, tiek fizinio kūno, tiek energetinės būsenos. Gebate kurti apsauginius talismanus, saugoti žmones ir erdves, o taip pat veiksmingai naudoti ritualų sveikatai ir apsaugai palaikyti. Gimė 5, 14, 23 dienomis. Magiška dovana – tai žodžio magija. Jūsų gerklės čakra yra itin stipri, o jūs turite unikalią dovaną veikti pasaulį per žodį. Bet kokie jūsų sukurti ar ištarti užkalbėjimai, afirmacijos ar pranašystės yra itin veiksmingi ir stiprūs. Gimė 6,
15-24 dienomis turi magišką dovaną. Tai giminės praktikos ir moteriškos energijos stiprinimas. Jūsų ezoterinė dovana yra susijusi su gebėjimu stiprinti giminės liniją, pritraukti naujas sielas į giminę, pavyzdžiui, naujagimius. Taip pat atkurti ir stiprinti moterišką energiją. Tai jūsų kelias. Jums tai sekasi lengvai ir natūraliai. Gimė 7, 16, 25 dienomis. Magiška dovana – tai galinga intuicija. Jūsų dovana itin stiprus gebėjimas skaityti informaciją iš subtiliųjų erdvių. Užuominos ir ženklai natūraliai ateina į jūsų gyvenimą, o jūsų intuicija visada parodys teisingą kelią. Svarbiausia – pasitikėti savimi ir savo vidiniu jausmu. Gimė 8, 17, 26 dienomis. Magiška dovana yra galios ir gausos magija. Jūs turite dovaną valdyti materialaus pasaulio energijas. Gebėjimas pritraukti turtus, išteklius ir galimybės daro jūs pinigų magijos meistru. Finansinės gerovės pritraukimo ritualai jūsų stiprybė. Jūsų talentas padeda ne tik jums, bet ir aplinkiniams klestėti materialinėme ir finansinėme pasaulyje. Gimė 9, 18, 27 dienomis. Magiška dovana – tai atsipalaidavimų, apsivalymų ir užbaigimų praktikos. Jūsų dovana susijusi su apsivalymu ir karminių ciklų užbaigimu. Jūs gebate dirbti su karma, paleisti senas programas ir apribojimus tiek savo, tiek kitiems. Turite galią valyti erdves, išlaisvinti nuo praeities traumų ir problemų, bei užbaigti svarbius gyvenimo etapus su švaria ir atvira širdimi. Kiekvienas žmogus gali pritraukti į savo gyvenimą tai, ko trokšta. Skaityti informaciją iš subtiliųjų erdvių, kurti ir taikyti įvairias praktikas bei ritualus. Tačiau vieniems, kurie jau prabudę ir turi stiprią energiją, tai pavyksta lengvai, o kitiems reikia daugiau pastangų. Talentą ir dovaną turi kiekvienas, reikia tik ją pažadinti. Jūs jau žengėte pirmąjį žingsnį prisijungdami prie manęs ir dabar aš padėsiu jums atskleisti savo talentus bei įžengti į ekstrasensorikos pasaulį. Svarbu prisiminti, tai tik menkas karminės numerologijos šydo praskleidimas. Norint giliau suprasti savo unikalų talentą, reikia nagrinėti visą gimimo datą ir jos energetinius derinius. Nepraleiskite galimybę sužinoti daugiau. Prenumeruokite kanalą, spauskite patinka, rašykite komentaruose savo gimimų skaičių ir įspūdžius. Taip padėsite daugiau žmonių atrasti savo dovaną. Ir žinoma, pasidalinkite šiuo video su tais, kam tai gali būti įdomu ir naudinga. Su jumis buvo Elytė Avetian. Iki kitų susitikimų.